Taigi sveiki mylėjai, su jumis kaip ir kiekvieną sekmadienį aš Artūras, Trading Inkubatorius. Pirmiausia, gal norėčiau padėkoti iš tikrųjų visiems, kas susirinko pas mus į susitikimą. Tą neformalų tokį realaus. Tai pasakysiu, kad pirmą kartą susirinko daugiau kaip 20 žmonių, tai jau iš tikrųjų progresas, manau, yra. Vis tik tai ta bendruomenė tokia jau pasirodo yra, jau formuojasi kažkas. Kuo toliau, tuo daugiau žmonių į tai žiūri pakankamai rimtai. Ir iš tikrųjų yra labai labai džiugu. Taigi ir toliau būkit aktyvūs, domėkitės, bendraukit, komunikuokit ir iš tikrųjų bus labai labai gerai, manau. Mes kaip ir visą laiką sekmadienį pabandysim apžvelgti šiandien kažkurias tai poras. Jo, pasibaigęs jau ketvirtas, aišku, pasibaigęs jau ketvirtas mėnuo baigėsi, tai gerai, nes laukiau. Tai kažką jau toko galim biškį gal pamatyti aiškiau. Vėlgi, didelių kažkokių tai naujienų, gal, kaip pasakyti, netikėtumų tikrai nebuvo šį mėnesį, nieko tokio man čia niekas neiškrėtė, kad būčiau nustebęs. Daugmaž viskas buvo sugaudyta. Gal pats mėnesis nebuvo toks labai pelningas, bet kokiu atveju vis tiek buvo geras, sakyčiau. Plus atostogų buvom, tai tenais nelabai į tą dalyką žiūrėjau. New Zealandas ir USD. Lieku vis tik tais dar ties tuo pačiu tą pačią savo nuomonę dėl pirkimų. Tokia matot yra zona, kurią čia pasižymėjęs. Tokio labai negražiau vietų dabar tai yra kaina. Šičia vis tiek jinai gaila, kad nesugebėjo užsidaryti virš 7.00. Aišku, čia nieko tokio baisaus nėra, jeigu dieninės bandysim laukti, nors viena užsidarinėtų virš. Iš tikrųjų galima bandyti toliau pradėti jį pirkti, bet čia turėtų būti stopai, manau, kad pakankamai dideli, nes čia jisai gali dar biškį pasidirbinėti. Tai šitai porai aš lieku prie to pačio, iš tikrųjų. Kas labai labai nepatinka, tai vat visas šitas variantas. Visas šitas variantas labai nepatinka, kol kas jo neišpirko, ar tol kol neišpirko, neina nieko pasakyti. Aišku, šitas labai gerai. Mėnesis, aišku, vėl gerai, rodo kaip ir testinumą, realiai. Tik tais va tas 7.00 duoda susimastyti, tai reikėtų būti atsargiems ir jau čia lysti mažesnius grafikus ir žiūrėti iš tikrųjų, kas vyksta ir kas vyks toliau. O čia labai gražus buvo testinumas, matau. Tai vis tiek toliau išlieku ties pardavimais, atsiprašau, ties pirkimai šitai porai. Svaras ir Japonijos siena 1.6, 1.5.5 ir 1.5, matau. Tai mėnesį susidarė, sakyčiau, teigiamas, bet vėlgi buvo išpirkta paskutinės kelios dienos, tai virš 1.5.5, tai visą laiką noriu priminti žmonėm, kad būna ne tik tais į viršų, ne tik tais į apačią, bet dar nepamirškit, kad dar būna ir tai būna. Tai vat visą laiką reikia šitą dalyką įvertinti ir jeigu taip yra su uždarimas, reikia juos labai atsargiai žiūrėti. Savaitė neaišku labai graži. Vėlgi šita žvakė yra neišpirkta, tai yra neišparduota, tai kažką spręsti daugiau, nelabai norėtųsi. Dieniniam grafike pakibę viskas čia, tik tais laukimas. Jeigu užsidarinėjom žemiau 1.5.5, nereiškia, kad eisim toliau, nes čia dar 1.5 laukia, nors mes su kolega čia buvom ant lentos pasirašę dar prieš porą savaičių, kad mes bandysim eiti iki 1.5. Ir tikiuosi, kad taip ir bus, jeigu 1.5 pasiimsim, tada jau reikės kažkur tai suklust. Manau, kad vis tik tais mažesniuose grafikuose jo, gal dieniniam, jeigu kažkas susidarinės, čia galima bandyti ieškoti pardavimų iki to 1.5, nes aš žinau, kaip magnetas šitie lygiai veikia. Ir jie kaip tik šitokiose vietose būna nepasiekiami, tam, kad būtų pasinervuoti reikėtų, taip toliau ir panašiai. Tada po kažkokios korekcijos gali bandyti jisai tą 1.5 siekti. Jeigu pro 1.5.5 neprasimuš, tai tada galbūt jisai kažkur tai čia judės kanale. Australas ir USD,
Čia tas pats kaip su New Zealand USD, čia toks veidrodėlis gaunasi, kaip mes kartais sakom. Visas šitas bardakas iš tikrųjų laisvai gali atsispindėti visiškai šitoj vietoje ir čia jau matosi, kad kažkas tai yra, kažkas tai vyksta. Tai kol kas tas pats toksai judėjimas, koks dabar čia vyksta, man realiai nelabai patinka. Mėnesį išsipirko viską labai stipriai, o čia dabar va tokį padarė, tokį pagaliuką. Vėlgi čia kalbėjom ir su Vitalijum buvo atvažiavęs iš Anglijos ir su kitais, kad daug kas aišku tikisi, kad bus kažkas panašaus tokio, bet gali va specialiai jisai išpaišyti kaip tik atvirkščiai kažką tai toko. Tai čia vėlgi yra laukimas, čia reikėtų, kad kažkur tai prasimuštų pro aukštesnės vietas negu buvę praeitos savaitės, tarkim, tada jau ieškot kažkur tai kažkokių tai vietų pirkimams. Kol kas tai į pardavimus nejau, neinu ir neįsiu aš čia nėra apie tai net ką svarstyti, ieškau tik tais pirkimų ir dar kartą pirkimų. Euras ir Kanados doleris. Mėnesinis grafikas vėlgi 1, 2, 3, 4, va čia kažkada mes mąstėm irgi apie pardavimus, man atrodo, bet paskui va čia buvo vėl toksai suklaidinti mes buvom ir šitas vėl mėnesis išsipardavęs, tai sakyčiau, gal reikėtų labiau palaukti su šitą porą, pažiūrėti kas čia jo yra, kas čia jo vyksta, nes kol kas tai labai taip jau kad ir žiūrėkit, kad ir kas būtų buvę, kad ir ką jie čia bedarė, 2 savaitės iš eilės stipriai važiavo į apačią, bet apačių šitų nepasidarė. Tol, kol jos nepadarytos, tai nei čia ieškot dabar pardavimo, nei čia ieškot pirkimo, kai čia galbūt visiškai išeis tiesiog graži banga ir gal važiuos į čia, o gal kaip tik važiuos kažkur tai čia. Tai čia tokio nežinomybė aš palieku spręs kitiem. USD ir Japonijos jena, čia viskas pagal planą pas mus, mes ir praeitą savaitę planuose buvo užrašyta, kad tik tais pardavimai ir strong pardavimai buvo, jie pasiteisino, aišku, čia mes jų nepardavėm tokio vietoje, nes čia buvo naujienos, tokios vietose nežaidžiam mes niekada. Nors čia tvarkingai viskas labai buvo 1, 2, 3, čia 60 berods 1 ar 76 yra ir 1.12 buvo pakankamai stiprus ir čia išsipardavė, matėm kokiu stiprumu išsipardavė apačios vėlgi padarytos 1.6, ten iš fundamentinės pusės tas 1.5 galbūt kažkoks tai gali būti stiprus, aktyvus, tai reikia pasižiūrėti iš tikrųjų, kas čia bus su tuo 1.5, kaip reaguos pirkėjai pardavėjai į šitą kainą, kur yra 1.5, žiūrėti iš price action, kaip tenais jie elgsis ir jeigu jie jos norės, tai jie ir parodys, kad jie jos nori, jeigu nenorės, važiuosim iki 1.00, nors čia dar per anksti spręsta apie tokį skaičių, kol kas tas 1.5, manau, kažką tai bandys sugimdyti to 1.5. Svaras ir USD esu tik tais už pirkimus iš tikrųjų realiai šitoj poroj ir čia buvo ir progų iš tikrųjų gerų, savaitiniam grafike buvo, dieniniam grafike buvo gapai gražus, man atrodo, padaryti, kurie buvo išpirkti berods į tą pačią pusę. Šita vieta irgi labai daug ką pasako, kas price action supranta, dabar tai čia tikimasi galbūt kažkokio tai palaikymo pasipriešinimo, tai žiūrėsim, kaip jie čia šitoje vietoje sureaguos, ar jie toliau į čia važiuos, ar jie toliau į viršų važiuos. Viskas prie tokių iš tikrųjų kritinių taškų yra, tiek pradedant nuo to New Zealand USD, ką čia jau prakalbėjom, svaras USD. Kodėl? Todėl, kad yra pasibaigęs mėnuo, atsidaro sekantis mėnuo, ateina nauji pinigai, ateina nauji žaidėjai, viskas tik prasideda. Vėlgi pirmas mėnesio penktadienis, non-farmai, informacijos kiekis, žiūrim, kaip tą informaciją žmonės įvertina. Ir einam į tą pačią pusę. Jo, tai vat reikėtų dabar, tai aš kaip visą laiką dažniausiai tai mėnesio pradžioje tai būnu atsipalaidavęs, relax. Tiesiog paskui jau palaukiu to non-farmo, tada jau bandau susigaudyti, kas tenais vyksta. Tai ir dabar irgi gali būti tas pats, matysim, pavyzdžiui, kaip atsidarinės marketas rytoj.
va čia kažkas, va spyglius, va tokius, va šituos, va galėtų uždaryti, tarkim, jeigu į pirkimus žiūrėti, jo. Čia dar kartu ir movingai pas mus, ir prasimušę, žiūrėkit, kurioje vietoje. Čia, nu, įdomu, kas čia vyksta, čia galbūt tas galvo apie čia yra kažkas, ne, kol kas dar nieko nėra, bet galbūt bus. O, tai laukimas, šitą savaitę bus laukimo. Daug geriau būti stebėtojų tam tikrą laiką ir žiūrėti, kaip iš tikrųjų čia jie visi kapojasi. Svaras ir Australas. Čia buvo gerų labai setupų įėjimų pirmadienį, būtent. Dar mes kaip tik grupę baigėm online vieną, dabar jau prasidėjo kita. Tai pirmadienį tikėjausi, kad užsidarinės žvakės neigiamos ir aš būčiau tada labai stipriai pardavinėjęs visus šitos dalykus, bet kadangi pirmadienį neprekiauju tada, kada yra gepas, tai užsidarė tokia žvakė ir iš karto buvo šičia daryti pirkimai. Antradienis buvo čia buvo trečiadienis, jau aš trečiadienį realiai atsikėliau, ryte kaina buvo šičia. Tai čia surinko mano ir pending orderius buvo po 1,9 didesni, tai tuos susirinko visus ir paliko. Šičia jau užsidarinėjau, nes norėčiau, kad iš tikrųjų padarytų aukštesnės viršūnės, tai matot, ir užsidėjęs esu pending orderius. Tai jeigu tik padarys aukštesnės, iš tikrųjų vėl manau, kad toliau eisim į viršų ir tada jau ieškosim kažkur tai kažkokių vietų čia ties du gal kažkur, kur galėtum sustoti, jo. Tai kol kas išlieko tos pačios nuomonės, pirkimas ir dar kartą pirkimas ir po to, kas vyksta čia tik pirkimas, viskas vyksta virš 1,9, jėga milžiniška ir ieškom tik tais pirkimų šito poroj. Euras ir svaras. Labai gražiai. Tikrai labai gražiai. O, prašau. Aišku, būtų dar gražiau, jeigu jinai būtų išsipirkus labai aiškiai ir uždarius prieš tai buvusį mėnesį. To nepadarė, bet žvakę turim pirmą kartą neigiamą. Tai sustokit, susimastykit ir žiūrėkit, kas iš tikrųjų vyks toliau. Savaitiniam grafike ir dieniniam, bet kas nepatiko, tai tas gepas susidarė vis tik tais teigiamai, žemesnių nes nepadarė ir važiuoja atgal. Tai tokia korekcija, iš tikrųjų galbūt galima korekcija ir tik paskui važiuotumėm, tarkim, ją apačią. Aš esu šitai porai, bet kokiu atveju ilgalaikį perspektyvų tik už pirkimus ir dar kartą už pirkimus, bet jeigu čia prasidėtų sveika korekcija, kuri dabar yra prasidėjus, aš būčiau labai dėkingas, nes tada man reikėtų kainos kažkur tai čia, kažkur tai čia arba kažkur tai čia, kad aš galėčiau vėl toliau savaitį pirkimus. Tai kol kas matau, kad pirkimai sustojo, jeigu jie sustojo, tai aš jų irgi nedarau. Bandyt gal arba pardavinėti, arba tiesiog laukt, kol pasikoreguos iki tam tikro momento. Tai šitoj poroj kol kas laukimas. USD ir Kanados doleris. Pardavinėt, dar kartą pardavinėt. 1,26 savaitiniam, 1,26 mėnesiniam. Atkreipkite dėmesį, kad čia tikrai ir čia iš tikrųjų buvo ką veikti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mėnesius buvo ką veikti. Čia buvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mėnesius ką veikti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mėnesius buvo ką veikti. Čia iš tikrųjų, manau, tas 1, 2, 6 yra pakankamai stiprus ir kad čia tai paprastai eis ir nueis, reikėtų gal nesitikėti. Pirmiausia, reikėtų pažiūrėti, kaip žmonės reaguoja visą tai dieniniam grafike. Aišku, daug mieliau būtų, jeigu jisai būtų patvarkytas kažkaip tai tokiu principu, kaip čia, ne? Dar su tokiu tęstinumu, kuris šitoje vietoje yra jo, tikrai gražus. Vėlgi čia mokiniai, mano, kiek pamenu, tai pasinaudojo, labai gražioje vietoje prasidavė ir toliau tęstinumas eina. Tai 1,26, 1,26 kol kas nebuvo. Dabar labai gerai, vėlgi viskas iš tikrųjų labai aiškiai susideda dėl to, kad mėnesio galas, pažiūrėsim, kaip mėnesio pradžioje, ką jie čia padarys ir kur tada jie eis toliau, į kurią pusę. Tai tiesiog laukiam ir žiūrim. Tai tiek gal tų porų šį kartą, aišku, jų yra ir daugiau, bet čia tiek laiko mes neturim apsižiūrėti jas. Tikiuosi kažkam kažkokį galbūt bendrą vaizdą padariau. Žinokit, kad žemesnis, dar čia priminsiu, yra padarytos, 200 sutvarkyta viskas, tai čia reiktų irgi atkreipti dėmesį. Tai kažkam galbūt kažką tai truputėlį padėjom.
Tikrai yra ką prekiaut, nes tikrai yra gerų vietų, yra situacijų, yra tik reikia stebėt ir dar kartą stebėt. Palauk dabar tais reikia, kol non-farmai ateis. Pažiūrėsim, ką tenais jie nupasakos. Ir paskui toliau vėl grįžti tas pačias vėžes ir dirbti normaliai. Taigi šiandien tiek šią savaitę ir susimatom ateinančią savaitę. Geros jums prekybos ir būtinai valdykit riziką.